Džiaugiamės, kad susirinkot. Dabar truputėlį apie Marių. Marius Katiliškis iki 1949 metų buvo geriau žinomas kaip Albinas Marius Vainius. Gimė jis 1914 metais, rugsėjo 15 dieną, Lietuvos išeivijos rašytojas, tėvai kilę nuo Žagariškio. Būsimas rašytojas gimė Gruščių miestelyje, bet vaikystę ir ankstyvąją jaunystę praleido visai čia pat netoli Katiliškių kaime. Nuo to ir gimė jo pseudonimas. Lietuvių literatūra turtinga jo romanais, novelėmis, eilėraščiais. Būdamas emigracijoje nenustojo rašyti apie meilę tėviškei. Marius Katiliškis laimėjo Lietuvių enciklopedijos leidyklos, Lietuvos rašytojų draugijos ir Santaros šviesos kūrybinės premijas. Šios dienos minėjime pristatysime literatūrinę muzikinę kompoziciją, kurią parengė Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas, smuikininkė Ligita Stravinskienė, jos mokinė Evelina Mikaela Vasilė ir koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė. Taip pat renginyje dalyvauja VŽI Kelmės profesinio rengimo centro literatų klubas Be rėmų, Joniškio literatų klubas Užupė, Žagarės gimnazijos jaunieji kūrėjai ir lietuvių kalbos literatūros mokytoja Laima Mitrulevičiūtė. Vėjo paukštis, krentantis nuo medžių lapai, priverčia krūptelėti ir susimąstyti, kaip greitai bėga laikas, kaip greitai pasimiršta iš gyvenimo. Tik dabar supratau, kad niekada nepamatysiu, nepaglostysiu vėl, neprisiklausiu prie šalmo. Iš kur atsiranda degtukai? Greičiausiai kažkada girioje ošė didžiulis medis. Vieną dieną į girią atvažiavo vyrai su pjūklais. Jie nupjovė šį galingą medį. Paskui jį nuvežė į gamyklą ir susmulkino į mažas daleles. Taip galingas medis virto trumpučiu pagaliuku. Jo vienas galas buvo pamerkiamas į sierą ir gimė degtukas. O kažkada buvai galingas medis, šauna mintis. Žvakės degtis užsidega, užpučiu degtuką. Ir tik po kurio laiko, praėjus vos kelioms minutėms, suprantu, kad tas degtukas labai panašus į vampyrėną Joną. Jonas yra invalidas, bet jis stengiasi iš paskutiniųjų padėti kitiems, išdalinti savo širdies šilumą. Vieną dieną laikrodžio rodyklės pradėjo tiksėti vis lėčiau, kol visai sustojo. Pamatęs, laikrodžio šeimininkas labai nuliūdo. Bet ką padarysi, kiekvienam skirtas savas laikas. Tuo metu, kai rašė eilėraščius Albinas Vaitkus, jis dar nebuvo Katiliškis, dirbo ūkyje Katiliškėse. Ir 58 metais Katiliškis sakė, ir gerų, ir tikrų artojimų niekad nepasidariau. Aš tik gyvenau kartu su piemenėmis ir artojais ir ėjau myniau jų takus ir takelius. Po daugelių metų, 73 metais, netikėtai vėl prabilęs eilėraščių pavasaris, tarsi prisimena Žagarę ir jaunystės pavasario aidą. Iš to dabar turbūt jis ištraukia eilėraščių. Kad jūs matytumėt, kaip dūksta paukščiai tiesiog prieš mano langus, nežinot jūs, tai raudonkūžis strazdas su pačia ir kaip apninka kvaišos mintis, jos pamatyti dar ir sekantį pavasarį ir dar, kokį 150 metų.
Tai svečiai, Kelmės profesinio rengimo centro literatų klubas Berėmų. Tai Berėmų klubas kaip ir yra Berėmų. Įsikūręs profesinio rengimo centre Kelmėje, bet jungia žmonės, kurie mokėsi, dirbo ar tebedirba profesinio rengimo centre. Todėl nenustebkite, kad šiandien jums skaitys kūrybą Diana Sprungulienė iš Gražių, Kristina Jankūnienė iš Šiaulių ir aš, Dalia Griškevičienė iš Kelmės. Ir Diana labai rimtai pažiūrėjo į kvietimą ir vienintelė iš mūsų turi Mariui Katiliškiui skirtą kūrinį. Sugrįžimas. Išeiti kartu su vasara, negrįžtamai palikti vaikystę ir jaunystę, palikti svetimiems, palikti raudančią širdim ir kvepiančią birželio pievą, iškeisti fabriką į sandėlį, senelių prieglaudą ir niūrų duobkasio likimą į svetimą pasaulį, kur tvyro ilgesys ir vienišumas, už nugaros tik siena, tik akligatvis. Net mintyse jau praeitis nutolo, apsunkę nuo prisiminimų tik plaukia debesis dangų. Dar gyvas ilgesys tų pievų, klonių ir miškų ir kapinių mediniais kryžiais, niūniuojant tyliai dainą praeities. Nuodėm klausys ir atleidėjas nuodėmų pats savo, ant popieriaus išlieti visą gėlą, skausmą, bet meilę pasikliauti jos išmintim ir tėviškai gražiausiais žodžiais apdovėti. Išvargus sielą svetimoj šaly, gimtinės ilgesį nurimo, tu sugrįžai, savesnis už savus, pavasarį ir rudenišką mišką. Duona kasdienę su tavimi dalinuosi tik šventadieniais, nes nematau ir nejaučiu alkio tavo širdyje, akise ir sieloje. Bet vis tiek kepu ją su meile, kad būtų skalsi, ištiestai rankai, laukiančiai išrišimą. Atpirkimo ilgas dar negimęs bus. Ar todėl, mano vaikė, tu negirdėjai virsmo rugio į kepalą duonos, šaudė tėviškai pažemę kregždės ir nurimų vanduo šuliny. Tik po lapą paviliui to metrė paguonos, kad žinotum, kaip grįžti ant kelios, kaip pavargsi su skitais klajoti. 7 didžiosios nuodėmės prie Eridano šiauliečiui ramybės neduos. Net akmuo savo žemėj švelnesnis už pūką. Nesvarbu, kokia pūka nešies, tik pareik. Ne nuo metų ar darbo motinos pulsas retesnis. Ar sužinojai, kur tavo namai? Nuo atsakymo ir vanduo šuliniai saldesnis. Išaušo balandis. Balandis išaušo, štai vieversius gandrus ir pempės, iš pietų į mus parsitempęs, sau drąsiai žiemos nenusgandęs. Ankstyvas balandis, ankstyvas, purienom prajukino pabalį vežų, kur saulė į vandenį perlų prinešus, padangių svajones išbandė. Viliukas balandis, išlaisvino rytų pakilusi mišką, rasas sidabrinai aplinkui ištiško, mat priešpečiai saulė išlandė. Balandis, balandis, balandis. Joniškio literatų klubas Audruvė. Kviečiu jums čia pasidalinti savo kūrybą. Aktoriui, kuris paruošė programą. Už ką man dabar? Rugpjūčio skvernuose
Susipynę gandrai gano paskutinės akimirkas, lesioja kompaso nuorodas, vesinčias į pasaulį kitoje žemės pusėje. Kad ir kur nuklysiu vieškeliais plačiais, aš laišką vėjui parašysiu, kad jie neštų tėviškin prie pilkojo akmens. Širdyje bando slėptis, liūdesys, nežinia, bet jaučiu rudenėlis, taip švelniai mane apkabina, širdis manimi, patikėk, būsiu čia. Skiriu aktorių bičiuliui Vladui Baranauskui, Vladeliui Saint-Exupéry skaitus kliuvo, o su skaičiu niekur kitur negali dėtis, tik eiti į aktorius ir Šiaulių dramos teatre visokius apdarus dėvėti. Prekymečiais po Turgelius Subačiuje, Seredžiuje bei Žagarėje lankytis, įžingėdiesiems parapijiečiams įvairių atsavų eilėraščių skaityti. O štai ir takas, apaugęs senais, audrų ir lietų užgrūdintais medžiais. Prisimerkiu ir bandau pamatyti tarp jų klajojančius gyvenimus. Išgirsti girgždančias šulinio svirtį, amsinti seną šuniuką, pajausti nuotaikas praeinančią žolėje išmintų takų gyventojų. Mariui Katiliški, ten tavo sodinti medžiai, išblyškus motina ašarotomis akimis, paskutinį kartą išlydinti tolimą kelionę, bet teisę sugrįžti ir apkabinti mylimąją mamą. Kai sodai žydi tėviškiai gimtoj, šviesus tavasis ilgesys, kaip ūkas, kaip vaivos juosta danguje. Balti beržai, šermukšniai, moja šakom žalsganom, lieporėje kviečia grįžk namo. Kol dar jausi, matysi, gerbėsi, kol dar mano atminty šnarės, tai jie vežtus jaučiu miške. Ačiū tvaidis. Turbūt jau kažkas spėjo iš jūsų pamatyti, kad šalia kultūros centro yra atsiradęs solelis. Būtent nukreiptas, kaip ir taip simboliškai nukreiptas į Katiliškių kaimą. Tai kviečiam visus atsisėsti ant to solelio, sugalvoti norą ir pasiųsti gražų norą į šį pasaulį.